Gamtamokslio projektas yra skirtas 11-12 klasės moksleiviams. Projektą inicijuoja agrokoncernas kartu su partneriu Adama, o jį finansuoja šalies žemdirbiai. Taip jau antrus metus iš eilės startuojantį ir visiškai nemokamą 5 dalykų korepetitorių pagalbą mokiniams siūlantį projektą pristato agrokoncerno atstovė. Moksleiviai norintys dalyvauti šitam projekte turi užpildyti anketą, kuri yra laisvai ir viešai visiems prieinama. Turi, aišku, žinoma, pateikti ir motyvacinį laišką, motyvacinį prašymą, nes mums yra labai svarbu matyti mokinio motyvaciją, kad jis būtų motyvuotas ir norėtų turėti nemokamos korepetitoriaus paslaugas. Praėjusiais metais buvo tik pirmieji metai, kada po šių metų nuskynėm vaisius, turėjom 100 moksleivių, kurie dalyvavo projekte. Projekte aktyviai dalyvauja ir stipri Lietuvos žemdirbių bendruomenė. Pastarieji prie projekto prisideda pirkdami Adama gaminamą herbicidą Timeline. Ūkininkai tikrai tie, kurie žingeidūs, jie girdi, nes buvo didelė daroma klaida ir per visus kanalus buvo tas projektas ištransliuojamas. Tai tikrai ūkininkai dalis žino. Prisidėti prie švietimo žemdirbiams tikrai svarbu, ypač norint išlaikyti jau dabar sparčiai technologiškai aukštyn kopiantį sektorių. Gera žinia, kad pirmiausia, šalies žemdirbiai prisidėdami prie šito projekto ir inicijavo, kad ne tik mes skatintumėm agronomus, tačiau skatintumėm ir visas kitas veiklas, kitas sritis. Žemės ūkis tai nėra ūkininkai, paprasti žemdirbiai, jie yra visi verslininkai, jie visi investuoja ir jie žiūri labai rimtai kaip į verslą. Ir matau, kad iš tikrųjų žemės ūkis yra ant pokyčių pasikeitimo srities. Iš tikrųjų, nauja karta labiau užsitraukia, lyginant su 5 metais atgal, sakysim, dabar matau daugiau ir ūkininkų vaikų, antra karta ir tikrai stipriai gilina žinias ir keičiasi. Tai yra iš tiesų labai mums svarbu turėti ir išsilavinusius specialistus ir būti orientuotiems į mokslą, nes vis dėlto matom tendenciją, kad reikia gebėti dirbti su tais pačiais dronais, reikia gebėti dirbti su pačiom naujausiam technologijom. O tą gali padaryti tik tas žmogus, kuris domisi mokslu, domisi įvairiomis naujovėmis. Štai praėjusių metų sėkmės istorijomis laikomi mokiniai išpildė savo svajones ir įstojo į aviacijos inžineriją bei agronomiją. Prie šių ir kitų sėkmės istorijų gausos smarkiai prisidėjo gamtamokslis. Mokiniai turi galimybę rinktis korepetitorių paslaugas būtent iš tokių dalykų kaip matematika, anglų kalba, fizika, chemija ir biologija. Tai yra 5 pagrindiniai dalykai, kurie yra reikalingi šiuolaikiniam žmogui sustiprinti žinias ir įstoti į savo norimą specialybę. Išbandyti savo galimybes ir gauti reikiamą pagalbą mokiniai gali internetinėme tinklalapyje www.gamtamokslis.lt. Jau dabar startuoja antrasis gamtamokslio sezonas. Tad kviečiu drąsiai registruotis moksleivius į gamtamokslio projektą ir jame dalyvauti.